Labas vakaras. Na, šią vasarą nuotykiai dar nesibaigė. Kadangi jau turiu nuosavą baidarę, tai esu laisvas kažką daryti ir neprisirišti prie nuomotojo. Tai rytoj turėsime vienos dienos kelionę Šiaurės Lietuvos upė Vyžuona. Planuojama plaukti nuo Juodupės iki Aukštadvario Nemunėlyje. Tai čia trasa turėtų sudaryti apie 25-26 km. Kadangi yra daug vandens, tai šitą upę pabandysime ir praplaukti. Kiek žinau, jinai yra valyta čia prieš porą metų, bet realiai tai yra daugiau kanalizuotos upės ruožos. Ir iš tikrųjų ten kažkokio didelio įdomumo tą upę plaukti nebus, bet noras ją pabandyti yra. Yra ką parodyti ir išlipus iš upės, tai bus ir tų reportažų iš miestelių. Na, žodžiu, viską manau, kad pamatysite. Tai ką, susitinkame tada rytoj ryte. Labas rytas iš Juodupės. Va, kokį mes čia turim namų. Kokį turime prospektą. Anksčiau Juodupė garsėjo tekstiliniais audiniais. Tačiau, kiek man yra žinoma, bankrutavo jų tas fabrikas. Tai dabar belikė tik tai tekstilininkų gatvės pavadinimas. O čia turim tokį paminkliuką. Įdomus toks miestelis. Jisai jau Lietuvos Latvijos pasienį. Latvija yra labai netoli nuo čia. Nu, praseikime šito prospekto. Kaip įdomiai, kažkaip viena atkarpa tokia padaryta. Pagal viską čia tų gyventojų netiek ir mažai yra. Bet aišku, dabar, nežinau, gal į Rokiškį važiuoja žmonės dirbti ar kur, kai nebeliko tos gamyklos didžiosios. Kiek suprantu, bus jau miestelio centras. Parduotuvė. Centrinė aikštė. Nu, ir fontaniuką turi. Tapo miestelis. Čia turbūt ta buvusi gamykla čia stovi. Silpnokas fontaniukas, bet pasidėt kogi ne. Juodupės herbas. Čia turbūt bus seniūnija. Praseisim per parkelį. Ankstyvas rytas. Tai upė šiandien bus Vyžuona. Yra kelios Vyžuonos Lietuvoje. Yra garsesnė Utenos rajone, šita bus Rokiškio rajone. Turėčiau įplaukti į Nemunėlį ir ten dar šiek tiek paplaukus baigti savo maršrutą. Aha, o čia žiūrėkit, čia yra ledo ritulio arena. Juodupė garsėja savo ledo ritulio komandą. Jie, jeigu neklystų, netgi antri gal Lietuvoje yra. Va, čia išlieja ledą ir žaidžia ledo ritulį. Toksai įdomesnis faktas apie miestelį. Tikrai nėra tai pati populiariausia sporto šaka Lietuvoje. Na, bet va, toks mažas miestelis ir gali pasigirti. Komanda.
Čia turbūt gal nuo gamyklos laikų išlikę yra tos tradicijos, sunku man pasakyti. O gal kitas dalykas, kai yra netoli Latvijos, tai Latvijoje ledo ritulys labai yra populiarus. Tai tikėtina, kad čia gali būti braliukų palikimas. Na, Juodupė turi net savo vaikų darželį. Nežinau, ar daug vaikų čia ateina, bet va, darželis yra. Bet dar toks visai spalvingas, sakyčiau. Šiaip visai gražiai čia viskas atrodo. Tai pasirūpinta aplinka. Ne kiekvienam miestelį tai pamatysi. Tikrai įdomu. Dar yra Juodupėj senų automobilių muziejus. Kiek aš žinau, jis matosi netgi nuo gatvės. Na, čia keli šimtai metrų pabandysim baigt pasižiūrėti, gal pamatysim kažką tai. Nes čia yra ankstyvas rytas, niekas dabar nedirba. 7 laipsniai šilumos. Tai kaip sakant, nešilta. Iki parduotuvės atėjom, bet muziejus uždarytas, vat jisai yra, nieko nesimato, viskas yra anksti, niekas nedirba. Na, dar kokių gatvių turim Juodupę. Na, šiek bei tiek eksponatų matosi, bet nedaug. Na va, mano starto vieta. Čia labai įdomi. Eina kelias per upę. Pakankamai, kaip sakyti, viskas čia gurguliuoja. Garuoja. Šitą pusę neplauksiu. Ar čia būtų ką reikšyti. Šratenat įsileisiu į tą gražiai ir judėsiu. Šiaip šaltas žiauriai. Nu, į vandenį dabar visiškai lipti nesinori. Na ką, pasiruošta. Startuosim 7:40. Viskas garuoja. Slenkstukas šioks toks.
O, čia mažai vandens. Ir akmenų turim. Pirmosios kliūtelės. Čia labai sraunu ir akmenuota. Biškis strygės. Ten rastas. Žodžiu, upė tai tokia. Čia visai. Dabar kažkaip reikia nuo šito akmenio nulipti, nes čia labai nepatogiai aš sėdžiu. Nu, bandom. Poilsio valandėlę. Per tokius kreivus, šleivus akmenį, šiaip ne taip aš ten prasivariau. Patirties nebūtų, jau būčiau tikrai apvirtęs. Aišku, čia labai negilu yra, bet dabar sušlapti tokį orų, nu tikrai būtų ne kažką. O upė va dabar tokia. Čia dabar turėtumėm priplaukti su santaka su Juodupės upeliu. Na, upė pasidarė tokia. Oi, žinau, kad čia nedaug yra, nedidelė atkarpa, tai kažkaip reikės, tai vandens yra, tai prasistumė tiesiog. O šiaip būtų ne kažką. Irklas bevertis šitam reikale. Oi, aš čia strigau visai. Žodžiu, imi už žolių ir judi va šitai. Svarbu vagos nepamest. Čia gali lengvai ir pasiklyst. Žodžiu, pasirinkau upelį. Na, bet kaip nors. Gerai, kad yra vandens. Ne, pro brūzgynus praėjau, bet baidarę, tai pažiūrėkit. Taip, santaka su Juodupės upeliu. Ką aš praėjau. O čia dabar jau turėtų būti va tokia upė. Na, tai iš esmės, nežinau, kaip aš jau atrodau, gal ir gerai, gal ir blogai. Jau atsiranda voratinklių, jau po truputį rudenėja. Tikėkimės, kad jau čia ta blogoji dalis yra praeity. Aišku, ten, kur buvo nesąmonės, buvo negilu. Čia, man atrodo, ir gilė yra. Nu ką, bandom plaukti. Na, Vyžuona, parodyk, ką tu turi. Mažai, kad šitą upę plaukia. Nėra čia pats įdomiausias maršrutas. Bet, kadangi jinai yra arti, kur aš dabar esu, sakant, kodėl neišbandžius. Na, čia vandens matosi, kad yra pakankamai. Bet irgi dar nėra taip labai, kad būtų gilu. Toliau plaukiame kanalu. Šiaip šita upė yra kanalizuota, vaga jos ištiesinta. Jeigu neklystu, gal net Smetonos laikais tas buvo padaryta. Tai va dabar turim tokią upę. Tiesę. Taip, įdomumo labai didelio nėra plaukti, pakrantės visos vienodos. Ne, bet, kaip sakant, irgi šiokios tokios egzotikos reikėtų. Turim pirmą savidirbį tiltuką. Šitie yra smagiausi tokie. Šitas dar matau pakankamai naujas. Ir pakankamai aukštas, kad nereikėtų kažkaip ten per krantą temptis ar lįst per apačią. Na, upė šiek tiek sublogėjo, bet krūmų nėra, vandens pakankamai, per žolės plaukti galima. Švagaruosim. Kažko primena Nevėžį pačioj pradžioj. Irgi panaši upė tenais yra. Kanalizuota vaga ir labai panašu į Nevėžį.
Na, upė visai pagedo. Plauki per visokias va tokias. Kol kas dar praplaukė visur. Tikimės, kad pasitaisys kažkada. Visi paukščiai bijo. Niekas čia niekada neplaukė turbūt šitą upę. Ką mes priekį turim? Nu, kažką turim. Meudų. Ei jau. Čia bus reikalų turbūt. Dalys. Nors, va, matosi proskyna. Reikia tik neskubėti. Aišku, kamera kartais nukrenta dėl tokių bairių, bet viskas. Pramušėm. Nežinau, kiek aš čia nuplaukiau, gal 3 kokius kilometrus, 4. Visokių tų atkarpų buvo, ir gražesnių, ir nelabai. Bet vandens, kaip jau sakiau, yra, tai žiūriu optimistiškai. Ko labai nenorėčiau, tai nenorėčiau privirtusių medžių toliau. Nes į šitą vandenį lipti, nu, dar šaltoka. Turbūt reikia šitą pasibliauti. Čia dar ir akmenų yra. Šitas akmuo. Nei tema toks visai. Visokie grioviai, grioveliai vis įteka, bet nuo to augalija nemažėja. Na ir pirmas jau kiek rimtesnis tiltas. Žvyrkelis, man atrodo, mes juo ir atvažiavom čia. Tai čia, žodžiu, kiek aš žiūrėjau, visokiuose šaltiniuose, čia yra nuplaukta 5 kilometrai iki šito tilto. Na, upė išplatėjo, žolių yra, bet jos realiai kažkaip tai nebe taip maišė, kaip maišė anksčiau. Bet, kaip sakant, negir dienos be vakaro. Kaip jau čia, kad vyžuonas siurprizų dar turės. Jau atšyla, jau trumpom rankovėm, jau gerai. Va, kokie vaizdai aplinkui. Išlipimas tai labai sudėtingas yra. Bandžiau žiūrėti čia kur kaip, bet čia labai gilu iš karto statėja. Į žodžiu, teks plaukti iki kito tilto. Nors kažkokį savadarbį aš lyg tai matau. Nu, šitie savadarbiai ne visada būna tokie faini, kartais jie būna per žemi. Nu, net neaišku, kas čia per tiltas, bet panašu, kad tiltas. Oi, jisai pakankamai žemai yra, kad aš pralyščiau. Ai. Teks lipti į šabakštynus. Ne, per žemai, nepralysiu aš. O išlipti, ką aš žinau, vat išlipti gal čia kažkoks ir yra griovelis. Jo, tikrai per žemai yra, kad aš nors čia staukas numestas. Nu, krantas jau gerai, kad yra. Pralysti. Gal? Nežinau. Einam pasižiūrėsim, bet čia įmanoma pralysti ar ne. Ta vieta kaip ir jis pakankamai aukštai tas staupas. Gal gerai susilenkus vietos turiu. Gal ir pavykti. Svarbu neapsiverst čia tik tai.
Nu ką, kamera. Nežinau, pavyks ar nepavyks. Pavyko. Atsiguliau visas į baidarę. Čia aišku, bonusas buvo, kad į pustuštę. Visas atsiguliau. Aišku, čia pas mane tvarka, tai dabar tokia baisi. Bet pralysti, nereikėjo lipti, nereikėjo temptis. Tos karvės pasirodė. Žiūri apšalę, kas čia darosi. Na, o upė va tokia. Na, pasirodo, dar vienas improvizuotas tiltas yra. Na, bet per šitą tai jau čia tikrai be problemų turėčiau lysti. Gal net ir su visa kamera pavyks. Nu, pasižiūrim, kaip čia. Gal ir nepavyks. Reikia ir čia gultis, pasirodo. Na va, 3 vamzdžių tiltukas. Čia ir sraunumos jau atsirado šiek tiek. Šis atrodo. Jau girdžiu kelią. Eisim pasivaikščiot. Na va, ir pirmieji namukai pasirodė. Šiaip tai plaukiau tiek laukais ir šiek tiek mišku. Civilizacija. Tai tokia kaip kada. Kartais žolės, kartais ne žolės, šį kartą žolės. Bet kaip sakant. Kai yra vandens, tai viskas okei. Na va, atkarpėlė visai gražios upės. Su medeliais. O, kaip čia gerai dabar. Na, ir tiltas. Įdomu, koks ten išlipimas ir po to tilto. Pagreitėjimas yra. Ai, tiltas tai negražus. Nemėgstu aš tokių. Kaip aš tokių nemėgstu. Aišku, čia būtų mažiau vandens, čia viskas įsispręstų, bet dabar tai... O gal čia žiūrėk, kaip gerai bus, tai ir toksai betoninis daiktas. Mes iki jo buvom klausim. Na, Viktorija palikta taip, nes ten nėra kur. Nežinau, manau, kad čia gal niekam bus neįdomu, aišku, kad čia žmogus toks atvažiavo. Kaip ir normalus atrodo, pakalbėjom. Šitas dalykas, nuo kam jam tos baidarės reikia. Nu ką, mes eisime į Maineivas. Tai yra Sentikių kaimas. Čia dar Rusijos imperijos laikais tie Sentikiai čia atsikraustė. Nes kaip ir visada Lietuvoje jų tai stipriai nepersekiojo. Tiksliai aš nežinau, kada, ar tai 17 amžius ar 18 amžius. Turi jie cerkvę, nu ne cerkvę, čia jeigu šitie Sentikiai tai maldykla, pas juos vadinasi taip. Tai nežinau, kiek dabar yra belikę tų žmonių, kurie praktikuoja tą religiją. Šia kaimas jau turbūt apgyvendintas lietuviais didžiąją dalim, bet maldos namai yra. Net einam, pasižvalgysim, pasižiūrėsim. Netikiu, kad į juos pavyks patekti, bet kartais stebuklų būna, reikia tikėti. Kaime judesys vyksta, technika važiuoja, žmonės dirba. Žodžiu, autobusų stotelė. Grįždamas gal paskaitysiu, kur čia galima nuvažiuoti. Nelabai manau, kad čia labai kažkur nuvažiuosi toli. Jo, čia toks kaimelis kažkada buvęs turbūt pakankamai nemažas. Dabar dar turintis gyventojų. Toks kontrastas. Senas namas,
Ir šiek tiek atnaujintas namas. Gandro lizdas, gandras kažkur savais reikalais. Neužilgo jie čia išskris. Kažkada žiūriu ir parduotuvę netgi turėjo. Kaimelis. Jau senokai čia niekas nedirba, matau. Yra ir tokių senesnių trobų. Jo, aikšteliai senai jau kas yra bestovėjęs. Užrašas išlikęs dar. Čia irgi kažkas panašaus į kultūrnamį ar kažkas. Keistas, toks didelis pastatas ir taip kažkaip tokiam mažam kaime. Tokių sudegusių namų. Dabar Velykės tik tas jaunojamas. Policija, nu. Ajajaj. Čia toksai įdomesnis piratų vėliava, policija. Įdomu žmonės čia gyvena. Vėl naujas stiliaus namas. Ir jau cerkvė netoli. Tai va, atėjome. Matėsi iš toliau šiek tiek, bet kažkaip ta upė šiek tiek pasisuko, paskui nebesimatė, paskui vėl matėsi. Na, va, tokie maldos namai. Tikrai netikiu, kad kažkas čia bus atrakinta, bet nepabandęs nesužinosi. Gal? Aha. Net šitais užrakinta. Jo. Nelabai čia kas. Mano vyžuona tuose laukuose. O čia galima užėjti pasivaikščioti šiek tiek. Pasižiūrėti, kaip atrodo. Net šventoriaus, nes akmenų yra. Ir apleistas namas yra. Na va, paskraidykim biškutį. Skelbimus turim kaime nuo Aukso iki Vištaičių. Okay. Iki gal į parduotuvę, sakau, užėjti apsipirkti. Žiūrim, kas ten yra. Įdomu, iki kada jį čia reikia, ta parduotuvė. Užrašas. Nu, medeliai auga senai, čia vadinasi, kažkas veikia. Ką vidai turim? Nieko nematau. Tuščia. Orbit dar reklama, tai vadinasi, nu ką aš žinau.
Plastikinų linijų gal tokių ir veikia. Seni prekystaliai. Kas viduj? Tokie suolai ir tiek. Na, aišku. Na, grįžtam prie savo Viktorijos. Iškalbino mane tokia moteriškė. Pradžioje šiek tiek sunerimusi, kas aš čia toks, ką aš čia darau. Papasakoju, tai sakė, pasižiūrės YouTube'ai. Nes jaudu, ką gali žinot. Sako, nieks neplaukia iš tokio. Sakau, žinau, kad nieks neplaukia, bet kaip sakant, atsiranda kas ir plaukia, kai yra vandens, kodėlgi nepabandžius. Nes šiaip tai, kuo toliau ta upė, to turėtų būti didesnė, platesnė ir aš manau, kad viskas gerai turėtų būti. Jo, judėjimo čia yra daug. Nežinau, kaip ten su ta baidarė, nu, tai turėtų būti gerai. Bet šiaip važiuojant iš kombaino ir iš kokio, tai jinai labai šviečia. Aš ją nepatjautų palikau. Bet droną kiek praskridau, tai buvo vietoje. Na, čia jau nebetoli yra Čedasai. Čedasuose reiks turbūt sustot papietaut. Užsivirt kokios kavos ar sriubos. Turiu aš čia visko. Šiandien anksti pradėjom. Ir dar čia to kelio nusimato. Čedasai yra pusiaukelė, iš esmės. Kiek vyžuona, sakykim, teka. Paskui jau įteka į Nemunėlį, jau Nemunėlių reikės kažkiek tai. Pagal nuotaiką pažiūrėsiu, kiek aš čia parklosiu. Nemunėlį esu įveikęs jau. Bet visai būtų įdomu ir sugrįžti kažkiek laiko. Senokai jau čia buvo, gal 2 ar 3 metai atgal. Na, baidarė yra. Vandenėlis teka. Viskas puikiai. Na va, matosi jau ir Čedasų bažnyčios bokštai. Esam visai netoli šios dienos pusiaukelės. Jau kažkaip ir valgyt norėtųsi. Gerai. Plaukiam ir viską darom ten. Čia atplaukiau. Ten plauksim. Nežinau, kur čia papietaut. Krantas baisus visur. Nu, niekur nėra. Čia nebent. Nežinau. Rugių laukia, bet aš kitam krante esu. Einam, apsižiūrėsim, kas yra Čedasuose. Sidirba. Nu, baidarę šį kartą tikrai saugiai palikau. Niekas ten tikrai nekeis. Na, atvykom į Čedasus pačius. Autobusų stotelė. Paminklas su dėtais akmenim. Įdomu, kam šitas paminklas. Eisim, pasižiūrėsim. Paminklinis akmuo Čedasam. Žinau, kad jie senai paminėti. 1499 berods. Taip. Aha. Čia taip labai bendrai. Neparašyta nei kur, nei kada, bet turbūt čia daugiau partizaninis judėjimas tinkamas. Judam prie didžiausios Čedasų įžymybės bažnyčios. Toks stilizuotas vazonas. Jeigu neklystu, šitam žaliam pastate yra klebonija, ar bent jau buvo. Jeigu klystu, tai kažkas gal pataisys mane komentaruose. Pasižiūrim, ar teisingai datą pasakiau. Man atrodo 1499. Teisingai pasakiau. Kai kurie miestai Lietuvoje nėra taip anksti paminėti kaip Čedasai. Gerai.
dar turime apart transporto. Taip. Medžio drožinys, bet prieš saulę nelabai matosi. Gal taip kažkaip matysis labiau. Jo. Jeigu aš gerai atsimenu, jis senokai jau stovi. Rimtas medis turbūt buvo. Va, kokia graži bažnyčia. Tokiam nedideliai, santykinai nedideliam miesteliui. Pasižiūrėjau Google Maps. Tiksliau ne Google Maps, internete. Pasirodo, yra čia Zasų dar toks muziejukas bibliotekoje. Einam, laiko yra šiek tiek. Einam, pažiūrėsim, gal netyčia kažką surasim. Čia, kiek suprantu, buvusi mokykla čia Zasų. Tikėtina, kad kažkas čia vyksta, nes lyg tai pastato dalis viena renovuota. Na, su biblioteka yra taip. Na, gal netyčia kažkas. Ne. Liksim be muziejaus ir be knygų. Na, man čia dar labai įdomu pasižiūrėti, kas čia vyksta. Čia yra kažkokia gyvybė šitam pastate. Ar nebe? Užrakinta. Tik žydintis kaimas matosi. Žodžiu, senokai čia panašu, kad buvo mokiniai. Labai gaila, kad nepavyko niekur čia patekti. Man visai įdomu, kur nerenovuota yra, kaip atrodo viskas. Kiek matosi per langą. Kas ir ta šlykšti žalia spalva. Nežinau, kiek matysis per langą, kiek ne. Ja, kažkada buvę mokyklos patalpos. O,
Rūbinė. Buvo Rūbinė kažkada. Šitiek suprantu. Žaidimo aikštelė. O. Krepšį galima pažaisti, jeigu noro yra. Sporto salė yra. Jau kažkam nagai panižo langą išdaužt. Bet čia gal matysis geriau biškutį. Tik į tuos stiklus neįlipt. O. Irgi žiūrė aplaužyta jau. Nežinau, nėra čia tų gyventojų, bet vat, laužyt kažkas vis tiek kažką tai suranda. Ožys. Ar kaip jisai vadinasi? Ožys. Aha, dušai. Čia irgi panašu. Jo, jau čia žiūri, jinai ta mokykla šiek tiek pagyvenusi, nukentėjusi. Kažkas ir blokelius šitus sugebė išdaužyti. Sporto salę pasieksiu, ar ne? Stengiuosi, kiek galiu, gal matosi kažkas sporto salėje. Šiek tai būtų žiauriai smagu įeiti į tokį, pasižiūrėti, bet visur viskas užrakinta. Nors yra daužyta, bet užrakinta. Čia panašu į katilinę buvusią. Yra, gal net ir nebuvusi, gal ir esama. Tai žodžiu, kažkiek suremontuota pastato, o kažkiek palikta griūti. Įdomu būtų buvę pasivaikščioti. Tiek po renovuota, tiek po nerenovuota, bet yra jau kaip yra. Taip, kokį pasirinkimą turim. Turim labai menką, bet iš esmės čia gal ir galima. Ir užsikaisti kavos. Gaila, kėdutės nepasiėmiau. Ir savo ramiai papietaut. O kogi ne? Bažnyčios fone. Jo. Jo. Nu, kavos vadinasi nebus. Na, pietus tai tokie patys matėt. Ne kažką, neturiu dabar kažkokių karštų gėrimų. Tai teks pasitenkinti mineralinių, bet šiaip pavalgyta. Buvo čia sustojęs kombainikas net pasižiūrėti, kas čia darosi. Žodžiu. Va, kilimėlis labai prasivertė tokioj prasto vietoj. Na, po pietų vėl į kelionę. Upė, kiek mačiau iš drono, visur bus tokia. Žiūrėsim, ar visus 10 km bus tokia, ar ne? Bet šiaip tai, aš žinau, gyventi čia galima. Va, yra ruoželis ir tokios upės. Čia net krantukas, matau, kažkoks pasidarytas pritis. Čia gal turbūt kažkiek aptvarkyta, ar kažkas tokio. Panašiau į upę, jau nebe į griovį.
Vėl gražesnė atkalbėlė ir toksai posūkis nebūdingas. Na, čia gal buvo koksai pusvalandis toksai kapojimas per žolės, labai rimtas. Kaip į žolas yra likę gal kokie 6 ar 5 kilometrai. Tai manau, kad blogiausia jau praeity. Jeigu gerai žiūrėjau žemėlapį, mes esame netoli Papiškių kaimo. Ėnikius praplaukiam. O, kaip aš gerai matau, ir tiltas priekyje yra. Oras šiaip tai, sakyčiau, geras visai. Tinkamas irklavimui. Nei labai šalta, nei labai karšta. Na taip, ta Vyžuona vietom tokie būna užžėlusi, vietom va tokie. Na, žodžiu, visokie. Dar į pirtelę kažkas tai turi. Šiaip mažai apgyvendinta šita upė. Vienoje vietoje mačiau tik tai valtelę, kur kažkas tai plaukiojo. O, kokia pirtelė. Tai įlipta, tai reikia. Aš kad jau senokai čia kas tą pirtelę besinaudojo, nors ką gali žinot, gal. Tai va, po truputį, jau upė tikrai plati, bet šiaip gilis tai yra pusė irklo visur. Tai čia dar su daug vandens, o kas būtų, jeigu vandens mažai būtų? Na, Papiškės apsitvarkė, įsirengė, pasidarė, keli namai belikė to kaimo, na bet yra. Na ir tuo metu bumt į krantą. Kažkiek ir upė valyta, toliau vėl matau žolės. Kamera tik tai užsideda ir žolės numeta tą kamerą. Tai dabar jau, kaip sakyti, jinai daugiau guli baidarės dugne, negu kad filmuoja. Per tą žolės, kai varai, tai visokių vabaliukų, ko tik tai nori. Bet šiaip, nežinau, įdomi patirtis. Visai įdomi upė. Tikrai ne kiekvienas galės pasigirti, kad yra ją perplaukęs. Na, panašiai jau į upę, nebe į griovį. Atsiranda augalijos šone didesnės. Vienas kitas jau rastas buvo. Bet kažkaip, kai daug vandens susitvarkiau aš greitai. Tokia, nežinau kokie, 4 gal kilometrai. Maksimum 5 čia yra likę. Man Vyžuonoms. Kai dar laukia nemunėlių šiek tiek. Ten jau pamatysime tą upę, sugrįšiu aš ją po... Oi, bijau dabar sumeluoti 3 ar 4 metų pertraukos. Na, artėjom prieš paskutinio tilto Vyžuonoje. Čia esam prie Naujasodės. Kažkada būta didelio kaimo, dabar gal kelios trobos lygiai tik tai. Upė tokia, visokia, kaip kada. Čia už to tilto berods, kiek mačiau, turėtų su kažkokiu intaku jinai susiliet. Na, tikėkime, kad kažkaip gal pagerės. Bet kažkaip neturiu aš to vilčių, kad čia viskas bus labai gerai. Šiaip tai nėra čia labai ir blogai. Aišku, daugiau tenka jėgos įdėti, kad per žolės praeiti. Bet šiaip tai esu blogesnėm upėm. Štai netoksai prastas tiltas. Kelias į Suvainiškį. Aš gerai žinau. Jo, taip. Čia galima nuvažiuoti į Latviją šituo keliu. Upė po Naujasodės tilto, bet štai tokia. Kaip dingo tie aukšti krantai. Tai nėra gilu, bet ji tokia plati.
Ir kaip sakant, toks įspūdis, kad taip išsilaisvinusi. Kai yra augmenijos šalia, tai visai faina. Nieko, Nemunėlį bus matai jau tikroji upė. Nors čia irgi, sakyčiau, visai gražu iš tikrųjų. Taip sakant, gal Vyžuona man atsidėkoja, kad aš ją plaukiau. Vienas iš tų retų plaukėjų, kuris plaukia. Šiaip savotiškai man patiko šitą upę. Vanduo pakankamai geras, šiaip nėra gili, medžių nėra. Aišku, gal žolių per daug. Čia prieš 2 savaitės būtų iš vis rojus plaukti jie. Nes mačiau, kad labai buvo daug vandens. Ne, bet kaip sakant. Va, pasigrožėkit ir jūs. Kokia gali būti graži Vyžuona. Ir srovės yra čia. Oho. Kaip gerai. Faini beržai auga labai gera vieta šita. Graži vieta. Na, pasirodo, dar ir buvusį tiltą galima priplaukti. Jaučiu, kad čia yra buvęs Siauruko tiltas, nes aš žinau, kad pro Naujasodės Siaurukas važiuodavo. Iš Skapiškio į Suvainiškį, kuris važiuodavo. Galbūt, nes kažkaip tai čia viskas užaugė, nepanašu, kad čia kelias būtų. Oho, kaip čia įdomu. Jo, tikėkime, kad čia visgi Siauruko tiltas. Geras. Na, kai tokia upė esi, tai kažkaip net nesinori irkluot. Norisi kuo ilgiau ją pasidžiaugti tokia. Na va ir paskutinysis Vyžuonos tiltas. Čia dar padarysiu vieną išlipimą, papasakosiu vieną istoriją. Ir čia aš nežinau, net kilometro gal nebėra, jau yra santaka su Nemunėliu. Dabar yra 4:30, štai plaukėsi neblogai. Žiūrėsim, kaip čia su Nemunėliu bus. Taip, prie to tilto paskutiniojo yra ir toks dalykas. Šitoje vietoje gimė Vladas Mironas. Vienas iš vasario 16 akto signatarų. Yra jam tekę būti ir ministro pirmininku kažkiek laiko, bet trumpai labai, kiek aš žinau. Tai va, šitoje vietoje yra įrengtas atminimo akmuo. Yra ir toksai dalykas. Vyksta čia kartais ir paminėjimai. Čia šiek tiek ir apie jį, kaip jis atrodo. Nelabai jam pasisekė, jis buvo ištremtas, kiek aš žinau, mirė tremtyje, realiai kapo nieks nerado, nes buvo kažkoks bendras palaidojimas, tai žodžiu, palaikai į Lietuvą jo negrįžo. Šitoje vietoje yra toks įdomus namas, jisai nieko bendro, kiek žinau, su Mirono sodyba tikrąją neturi. Rodė, mačiau skelbimą kažkada, kad jį parduoda, na, tokios savotiškos architektūros namas, čerpiniu stogu. Vieta tokia pakankamai nuošali. Na, bet šiaip ką žinau, yra upė. Nežinau, kas čia buvo anksčiau jame. Dar matosi ir senoji antena yra. Tai vat nežinau, ar šitą namą kas nupirko ar nenupirko. Kiek esu girdėjęs, tai lyg tai šita pirtelė galbūt yra likusi iš tos senosios Mirono sodybos. Bet vėlgi, ar tai teisybė ar neteisybė, patvirtinti negaliu.
Kiek aš atsimenu čia, jie net ir užėjus būdavo galima. Nes durys buvo tokios šiaip savo, tik dėl vaizdo. Na, nelabai čia kas yra įdomaus. Sandėlis. Tai gerai sugalvota. Žvakutė padėta. Naktį šviečia. Va, tokie puošybos elementai. Nežinau, pirtis tikrai atrodo sena ir senesnė už tą namą. Galbūt tai ir Mirono sodybos yra paskutinis pastatas likęs. Tai va, paskutinis objektas prie Vyžuonos. Dabar jau mes įplauksime į Nemunėlį. O Nemunėlį jau žiūrėsime, kaip seksis. Bus ten jėgų plaukti toliau, nebus. Pasižiūrėsim, koks ten yra vandens lygis, medžiai ir taip toliau. Nu, dabar bus iššūkis į šitą upę įlipti. Sunkiai aš labai čia išlipau, nes vanduo nusėdės ir košė makalošė. Na, bet gal kaip nors, kiek aš žinau, čia irgi baidarės nuleidinėja tie, kas plaukia į Nemunėlį. Štai čia šita vieta ir yra nupjauta šiek tiek. Na, dar galim užmesti akį, kaip atrodo Vyžuona nuo tilto. Tai va, na, dar yra ten šiek tiek kelio. Na, turbūt gal jau ir viskas Vyžuonai. Ar tik tai neartėjame prie Nemunėlio. Na va, santaka su Nemunėliu, bet toks įspūdis, kad Vyžuona platesnė ir didesnė už patį Nemunėlį. Taip pat parodysiu. Tai yra Nemunėlis, o Vyžuona, sakyčiau, dar didesnio dydžio. Na, bet kaip sakoma. Nu ką, užbaigėm Vyžuoną, praplauta 23 berods kilometrai šitą upę. Visokia jinai buvo, nebuvo pati įdomiausia, bet, kaip sakant, aš ją norėjau jau senai pabandyti. Tai šiandieną tas pavyko. Pavyko dar ir todėl, kad buvo pakankamai daug vandens. O dabar žiūrim, kaip čia man seksis toliau plaukti. Ar plauksiu aš iki Aukštadvario, ar plauksiu iki Kvietkų. Pažiūrėsiu, kaip čia bus oras. Tai manau, kad šiai vasarai jau tikrai iš manęs viskas. Šitas buvo toksai, nežinau kaip tai atsivardint, gal bonusinis video. Ate, draugai!